vakar pavakarę Šiaulių rajone praūžė vienas stipriausių viesulų Lietuvoje. Dalis žmonių išvis liko be pastogės. Nebėra stogo! Tokių sūkurių dažnai Lietuvoje nebūna, jie būdingesni Šiaurės Amerikos rytuose. Labas, aš esu Donaldas, liūdesys baigęs, prasidės reikalai. Ne, aš liūdžiu, kokie reikalai. Jeigu kam įdomu, stebėkit. Šis kanalas bus apie sodybos atstatymą, kurį nusiaubė tornadas, lietuviškai vadinamas viesulas. Bet aš per daug šiuo metu nebenusimenu, nes manau, kad viskas bus gerai, viskas bus tvarkoj, sodyba atsistatys, tam prireiks daug pastangų ir dar daugiau laiko, nes čia laukia daug fizinių darbų. Čia yra sugriautos svajonės, kiek čia visokių projektų buvo. Ir bandysiu iš šito išpešti kuo daugiau pozityvo. Šiek tiek kažką bandysim jau kuo greičiau daryti ir su ūkiniu pastatu. Ir žinoma, kol leis orai, tvarkysime aplinką, tvarkysime apskritai visą sklypą, o žiemos metu, manau, čia bus dar geresnių vaizdų. Jaučiu kaparin kvaps nuo gandralizdžio. Jaučiat? Nes vėjas papūtė iš tos pusės. Nes ten, matai, biškai ne tos gandrus suspaudė į žemę, tai ten ne iš viską iškrapštėm, todėl kad sodyba buvo nusiaubta beveik maksimaliai. Sugriautas ūkinis pastatas, sugriauta pirtis, gyvenamasis namas, išversta gal koks 60% medžių, užmušti gandrai jauni, 4, tėvų nebuvo namuose. Ką, blėt, kokių... Nu taip, gandrų... Blėt, jau žvengiu, žinai, iš gandrų, dabar ir gerai. Tornadas yra tornadas, žmonės ginčias, kad tipo viesulas ir tornadas, žinai, čia Lietuvoje nebūna tornadų, nors yra visiškai tas pats reiškinys, tiesiog jisai Lietuvoje yra vadinamas viesulu. Lasdavojame, žinai, kaip amerikonai tipo sakytų, žinai, oh my god, my crib was destroyed by veisulas, žinai, nu nieks taip nesako, žinai. Viskas, jie neturi jokio skirtumo, jie tik tiesiog yra klasifikuojami į 6 kategorijas. Viskas, čia buvo F2 antra kategorija, kurios greitis gali siekti iki 260 km per valandą ir vidurys sukos iki 70 km per valandą greičiu. Tai čia yra milžiniška griaunamoji jėga. Nu, esmė, tai apskritai teritorijos tvarkyms, pastato valyms, atstatyms ir panašiai, ir panašiai. Ir šiaip tokių random bajeriukų, aš jau čia nebus vien čia, žinai, kad kalam vinį, statom namą, žinai. Viskas bus apskritai, žinai, daug to turi net. Pirms darbas faktas, ką padaryti, yra atstatyti stogą, žinai. Elektrą reiks atstatyti. Reiks atstatyti vandenį, reiks valyti šulinius. Niekada gyvenime nereikėjo jokio dėmesio. Šitas sodybos tikslas buvo neturėti jokio dėmesio. Tai mes priverstinai gavom šitokį dėmesį. Konkrečios minties nėra. Kai taip atsitinka, tau reikia kažką daryti, nes tu negali visą dieną vien tik tais rastus nešti. Tau reikia atsipalaiduoti, kažką kitą daryti. Nes jeigu tu grįši, žinai, į namus ir galvosi apie, kaip tu visą dieną vaikščiai čia tvarkiais viską, tau bus šakė, žinai. Tau yra lengviau atsisėsti namie, įsitraukti telefoną į pažiūrėti, va, žinai, 3 peržiūros, 4 peržiūros. Šitą dalyką yra neįmanoma suprasti, kol tu pats nepatyrėjai. Tu gali tik teoriškai įsivaizduoti, kaip tu jaustumės, kaip tas atrodytų, kaip aš jaučiuos, kaip man viskas atrodė. Bet tai turi kaip ir mirtis, kai žmogus numiršta, atrodo tėvas numiršta arba mama, tu dabar gali tik teoriškai įsivaizduoti, kaip tu jaustumės. O praktiškai čia yra smūgis stiprus. Na, aišku, ne visiems čia priklauso nuo santykių, kaip kokie yra. Bet sugriauti namai, kai tu tavo daiktai per 4 skirtingas vietas yra. Tu švarių triusikų neturi, nes jie skalbęs dabar pa žmonos močiutę, žinai. Tu gyveni kaip čigonai su tašiam, žinai. Mums nėra šita sodyba vien tik tais namas. Namas yra sudedamoji šitos sodybos dalis. Esmė yra aplinka, medžiai. Mes nepirkom namą, mes pirkom sodybą su medžiais, 100-mečiais, su visa šita aplinka. Aš manau, kad mes gyvensim geriau negu gyvenam.